Rūkom. O rūkot? Rūkom. Įsijungi garsą. O jūs? Man. Pasiruošę? Ar dar žada triukšmauti? Susikalbė, ble. Gerai, sėsk, Arvidai. Sės dūna. Ką, sveiki sugrįžę į Karkestą. Šiandien turim šventę, 2 valdžius. Pirmą ir paskutinį kartą jaučiu. Kamerai. Pasisveikink su žmonėm. Sveiki. Niekas nesisveikint, visiems reikia priminti. Daug klausimų uždavėt, kas yra labai smagu. Ačiū už juos. Tai, bet vis tiek dabar pradėsiu nuo savo. Daug ištrynių, taip prabėgom. Nu, davai. Susikaupai? Aš visą laiką pasiruošiu. Tai kad nuo ko, Evaldai, prasidėjo meilė automobiliam? Turbūt nuo to, kai buvai dar toks neužaugęs, nesuprantis, kas tas yra, būdavo tokie vadinami modeliukai. Nu ir ką, turėdavai kilimą su trasa. Ir miestą gatvėm. Miestą gatvėm, jau legaliai. Galėdavai varyti kaip nori, kada nori, iš kur nori. Tai matyt, nuo to viskas ir prasidėjo. Prasidėjo modeliukų kolekcionavimas, turėdavau visokiausių mažų, didelių, Hot Wheels ir taip toliau. Dar turbūt pas tėvus namuose turėtų būti, jeigu kiti tam pusbroliai ir pusseresnį išrinko. Paleido dalim. Ir matyt, nuo to prasidėjo visokie įsivaizduojami garsai, kaip tu važiuoji, vairuoji ir taip toliau. Kur važiuoji, o po to turbūt išaugo tas visas į paauglystį, kai atsirado, sakykime, gal ne paauglystį, dar vaikystį ir kai atsisėdavai už vairo, ten tarkim pas tėvą mašiną ir varydavai, įsivaizduoji, ten bėga šaibasi ir pys vairas susirakina ir savo mašiną. Nesikeik, nes man reikės kaip tą GP pinti. Tos visas. Tai, o kada buvo jau tas pats, vis tiek, tu kai augęs, kaime tenais augai, ar ne? Ne. Čia Klaipėdai? Ja. O kada jau lėkiai į gatves? Ką dariau? Nelegaliai lėkiai į gatves, ar ne? Ne, aš buvau geras berniukas. Netikinu, bet gerai. O koks buvo pirmas automobilis tavo? Pats tas jau, kai teisės tik įsilaikė. Kai tai teisės įsilaikiau? Jo. Nes tu jau ir prieš tai, aš manau, turėjai. Jo, turėjau prieš tai ir galvojau, kad taip, jeigu įdomumo dėlį, tarkim, pirma mano mašina buvo, dar prieš teisės, tarkim, mane, buvo tokia, turbūt labai mažai kas yra matę, tokia Jugo A55. Kas? Jugo A55. Publika, ar žino tokį automobilį? Tai sakau, ta prasme, jų, kai jie užregistravo, dabar bijau sumeluoti, ten 2000 ten kokiais 3 metais, tada regitrai sakė, kad jų yra Lietuvoje 3 tokios mašinos egzistuojančios. O tu nuotrauką turi? Jos? Stebėjau, žiūrėjau, ar turiu būtent tą nuotrauką, kaip jie atrodė, bet aš jos turbūt gal kažkur albumuose rašiau, bet aš internete yra tikrai tų nuotraukų, kaip jie atrodo, yra hutskupas net ant jos, tipo, Bet tai čia kažkoks kiniečių išmislas, ne? Aš nežinau, kieno ten mašina iš tikrųjų. Aš atsimenu, kad ten buvo ar 1.1, ar 1.3 litro benzinas, 5 pavarų, man atrodo, jau tada, 800 kažkelintų metų, nebent. O tai tu ją gavai, pirkai, ar liko? Ten gavosi, kad jį, kaip supratau, pirko mano močiutė. Močiutė atidavė savo sūnui, mano dėdį, ir jam buvo atiduota tam, kad važinėti Vilniuje į studijas. Ir kai pasibaigė mokslus, grįžo atgal čia į Klaipėdą ir paliko tą mašiną kaime. Tai gavos, kad kaip ir man ten perleido. Tai važinėjai prieš teisės ar ne? Ne, važinėjau, bet keliuose nevažinėjau. Kur? Pievom? Pievom, miškais ir taip toliau. Vis tiek nelegaliai, koks skirtumas. Jau teisėm. Po teisų buvo pirma mašina Kregždė. Dar pasakai, kad šitą. Ne, nebuvo šitą.
Šita buvo antra mano mašina iš tikrųjų. Ai, nu, o Kregždas fotkę turėsi pirmas? Ja. Ta turėsiu ir abiejų mašinų nuotraukas kartu dar. Aš vieną sudaužiau ir tada gavus po 2 savaičių nusipirkau šitą. Kai sudaužiau pirmą, tada po 2 savaičių, tada užsikrečiau Kregždžių lygą turbūt, jau tada ir noriu antros Kregždės, noriu antro kupo ir nusipirkau antrą. Noriu papasakot, kaip sudaužiai? Nu, kaip? Žiemą? Ne, aš buvau... Jinai šneka. Aš įsilaikiau teisės 18, nusipirkau mašiną po mėnesio, man atrodas. Ir gavos taip, kad aš iš vis apie BMWs net negalvojau, šis, ta prasme, man BMWs nebuvo prioritetas. Negalvojau, kad šis man nepatikdavo Kregždės iš tikrųjų. Nes jeigu mieste matydavai, tai matydavai stoką ir sedaną. Nu ir tragiškai atrodavo, ten su ryžiais posūkiais, nublūkusiais, su kalpokas ir taip toliau, tragiškai atrodavo. Ir galvoju, nenoriu šitokios mašinos, noriu Opel Calibra. Ieškojau Opel Calibra, nebuvo to laikų pardavimuose. Atsimenu, buvo po to kažkaip pradėjau bendrai apskritai žiūrėti tas mašinas, ką čia galima nusipirkti už tam tikrą sumą, nebeatsimenu, net kokios sumos ieškojau. Bet ir tuo momentu Kregždas nebuvo kosmose. Nebeatsimenu, nuo kiek jos buvo, bet jos buvo, tarkim, nuo kokio 1500 litų iki tada brangiausia buvo 2.5 TDS ar 2.5 benzas už 7000 litų. Aš nepamačiau tą mašiną, galvoju, tokie pinigai, čia už tokią mašiną, ne. Nu, žodžiu, buvo variantas Šiauliuose Huligankė, 2.4 dizelis ir galvojam, čia važiuosim, su tėvais pasitarėm, kam tu šitą tokią klerką reikalinga, taip toliau. Tipo, neverta, žinai, per seną mašiną, visiškai per seną mašiną. Ir tada kažką pamačiau savo pirmąją Kregždę kupą, pamačiau, kad kupas kažkaip jis kitaip žiūris, atrodo. Ir iš šono, turbūt gal labiausiai iš galo jis man labiausiai patiko. Ir taip gavos, kad nuvažiavom apžiūrėti su tėvu. Ir aš ten aišku nieko nesuprantu, nors ten tipo važinėjęs, ten žvakės šveičiau, ten oro filtrus keičiau, bet visiškai žalės. Nieko nesprantu, į ką žiūrėti, kur žiūrėti, ten atrodo kėbulas, ten ledynės, nors ten buvo tragedija, žinai, dar Bordo buvo. Ir, žodžiu, iš Pacanų pirkom tą mašiną, parsivariau. Ir man, dabar galvoju, po kokių 2 mėnesių prasidėjo, kad man kais pradėjo. Standartiškai, Kregždė kaista. Ir pasirodo, nepraputė, skilo galva. Ar jį buvo skilus, nes man deiginėdavo skysas, ar jį buvo skilus galva, ar nebuvo, nežinau, ar pirkimo metu buvo tas dalykas. Tai gavos taip, kad nusprendžiau, kad tiesiog buvo skilus galva ir nupirkau su defektu. Tai gavos, kad ten draugas sutvarkė už papigę ir... O tu kaip sudaužiai? Jo, ir va po sutvarkymo, mėnesį laiko tvarkė mane ją ir buvo Liepos 3 dieną. Kaip dabar atsimenu? Ja, aš tada sakiau, kad švenčiu savo antrą gimtadienį. Ir gavos tokią istoriją, kad susiskambinau su draugais, sakom, važiuojam pasimodyti Liepos 3 vasarą, karšta, viskas gerai. Sušokom, susitikom vienoj vietai, sako, važiuojam su viena mašina. Lipam pas mane į mašiną, važiuojam link karjerų, nuvažiavam prie vienos vietos, ten pilna žmonių, važiuojam prie antrą karjerų, ten šalimais yra. Ir gavos taip, kad išvažiavus ant žvyrkelio, nuo vieno karjero iki kito, pradėjau spausti gazų pedalą. Gazas dugnas. Pirmą, antrą ir aš atsimenu, kad tada, kaip šiandien atsimenu, kaip sakė. Pirmą, antrą ribotuvas, posūkis, lengvas posūkis ir viskas, dėl kos mašina gavos, kad apvirto, gavos, kad sukau į posūkį, buvo pelkė didelė per pusę kelio. Ir kad tą pelkę važiuoti, aš pasukau vairą, man gavos, kad mane persėdė šonu į ką tik nugreideriuotą kelią
Atsitrenkiau, nu, ten tie bortai buvo sustumti ir gavos, kad lygiai abudu ratai tiesiog į tą bortą ir mašiną stogą. Važiavom dviesi su draugu ir aš atsimenu, pirms dalykas ne užgesinti mašiną, o išimti magę. Čia toks... Ant stogo esam aukštym kojom ir pirmas dalykas išjungiu magą, tas magas iškrenta ant lubų nukrenta, tada žiūriu, jau man atros užgesas buvo, tada užgesinau mašiną, išlipom su draugu, atsipirkau aš bent jau nedideliu nubrozdinimu ant pečio kažkur tai likti. Nu, nuo lubų nusvilau ir kaip tyčia tada pirmą kartą važiavau be diržo. Galvočiau. Šunkelis 100 metrų ir nuvažiuos. O tai kiek kartų verti tas? Vieną, ant stogo ir viskas. O fotkę turi? Ja. Jo? Ja. Tos avarijas? Ja. Nu gerai, pridėsim, čia man bus įdomu visiems. Buvo, aš dabar žiūrėjau, tik šalia nuotraukas buvo tada ledinis dugnas, taip atrodo. Nu, tuo momentu galėjai pažiūrėti normaliai. Nu, bet žinai, ten tiek ir tas supratai, kas ant tas. Ne, faktas. Tai apie mašiną dar pašnekėsim. Nu, va, turim ir... Tai reiškia pašneko Šunų kažkodėl čia. mikrofoną gal. Interviu. Taip, normaliai ant pledo guliai, kas to yra. Žodžiu, kaip Evaldi tau šis sezonas? Nes tu toks biški nutolęs, nu. Labai stipriai. Labai. Nu, kaip čia pasakė, kaip dauguma sako, koks oras, koks sezonas yra nekoks. Protarpiais lyjas, protarpiais saulė šviečia ir, ta prasme, dėl to važiuoti dėl vieno vakaro kažkur, na, pagalvoju geriau, kad galbūt pasidarysi kažkokius darbus namuose ir pabandysi padaryti kažkam kitam džiaugsmą. Nes, tarkim, kai nevažiuoju į miestą, esu namuose, garaže darbuojas ir darau kelis naujus projektus. Ai, nu jo, tu užsiemi tom. Tai sezonas toks, ne? Nekoks. Biški pasitrauks, man šviečia saulė. Čia su šunim, čia žinok, su visais intarpais bus. Ir saulė šviečia, kaip nekeista šiandien. Vat būtent, aš šiaip galvau, kad lis. Aš irgi žiūrėjau prognozes ir galvojau, nejaugi reikės važiuoti per lietų. Aš dar kadre esu, ar jau ten fone. O kaip vertini kitų automanų judesi Klaipėdai? Ta prasme, kitų automanų klubų ar tiesiog vairuotojų? Klubų projektų atžvilgių. Kiek teko matyti, ta prasme, nu, realiai kas atsirado naujų, tai naujų F-kių, naujų G-škių ir keletą ten E-serijos, ten tarkim 90 ir taip toliau, nes nekalbu apie ten, sakykime, Batmanus ir taip toliau. Ten F10, nu, nėra kažkom išskirtiniai. Nu, kaip su visais kalbėjom, kad tokių ryškesnių projektų nelabai. Ja, nu, kad du pasikeitimai, tai jau minėjo rožinė kregždė Rūtos ir Tomo traukta kiaulė. Nu, dar Patriko Nissans atsirado tas. Nu, bet kada jis atsirado? Jis neatsirado prieš porą mėnesių. Nu, kažkas tokio, gal. O Lietuvoj pačioj, ar nelabai stebi? Aš turiu nuojautą, kad tu nelabai domies. Kaip sekasi publikai? Aš sakyčiau, kad nepasakysiu, neturiu savo nuomonės ir nebelabai skiriu daug dėmesio socialiniams tinklams kaip anksčiau, kad galėdavau sau leisti reelsus kurti čiut ne kožną dieną. Nu, buvai metų influenceris? Nu, buvo laikai. Nu, bet aš manau, kad čia yra tas idėjų išsisunkimas ir tiesiog gyveni ir bandai ieškoti vėl iš naujo, vėl atgyvinti save, į tą sugrįžti, kaip sakoma. Įkvėpimo trūksta tam. Nu jo, tarkim, kregždė filmuot man jau visiškai, ta prasme, ant 6. Ta prasme, nu visus kadrus, žinai, iš visų pusių ten ir taip toliau, ten pasiėm telefoną, ten pafilmuot. Ir vėl taip pat atrodo, kol tu nepasikeiti. Sakys, kas tu čia keli tas pačius video, žinai. Nu, tai kaip nieks nepasikeiti. Na,
Tai, bet šiaip paėmus ir Klaipėdai nėra vietų tiek daug, kad galėtum vis kiekvieną kartą kažkur kitur nuvažiuoti ir nusifilmuoti. Matai, man ne gal vietos reikia, man tiesiog reikia idėjų ir kad, pavyzdžiui, aš turiu idėjų ją kaip nufilmuoti, kad man atrodytų gerai, gražiai ir kad galėtų pasidaryti geras video ir kad jį galima būtų parodyti kitiem. Tai, bet, kaip sakoma, tam reikia didelių išteklių. Kad tų išteklių turėti reikia kameristo, nes pats jau aš jau pats nebesugebu nusifilmuoti, kad galėčiau padaryti kažkokį tai gerą video. Plus bandžiau tą 3 kamerą kabinti, man nesiseka ir taip toliau, su laikikliais tam problemas yra ir taip toliau. Aš atsimenu tą, kur su spoileriu atsimeni, kur rodėt kadrą su Nedu, kur buvo. Jo. Ir spoileris ten. Spoileris, jo, taip, stoja. Tipo, nekelsi tokia kažkur. Tai jo, su Nedu buvo irgi šnekėta daryti, bandyta daryti, jam ten čiudrono fūrą nenuskynti. Visokių tokių niuansų buvo ir tada, išsisėmė idėjų, žiūri, kad tu neturi kažkokių tai, sakykime, kaip sakau, kamerų, neturi kas filmuoja, vis tiek reikia antros mašinos, čia reikia organizuotumo, žinai, kad susiplanuoti ir taip toliau. Gali, kad ir organizuoji, žinai, bet parašai vienam, tas negali, jau žiūri, kits negali ir ta prasme... Čia normalu yra, čia gyvenime. Ne, tai faktas. O ką automobilių kultūra tau pačiam reiškia? Kaip tu jau sens automatas esi, aš jau tave priskirčiau prie tų senosios kartos. Per tiek metų neatsibodo? Atsibodo, akivaizdžiai, nes įkvėpimo nelabai bėra. Motyvacijos gal nebėra. Nebėra, kažkas anksčiau būdavo, ta hebra kažkaip tai, ten kažkas garaže krapštasi, ten kažkas ir tu ten nuvažiuoji į garažą ir tada ir nori varyti namo, eiti grįžęs tenai, cūkt varštus, dar kažką daryti. O čia kaip plius pasidaręs esu viską, nuo A iki Z, visi varštai yra persukti, visi laidai yra pertikrinti. Ta prasme, nėra tokios vietos, kur nebūčiau pačiupinėjęs. Ir ta tokia pasidarėjai ir tada galvoji, pavažinėjai, zaibys, malonu, ten išvažiuoti, taip toliau. Bet žiūri, jau pačiam atsibosta, tai žinai. Bet tai tu darai naują kėbulą. Bet tai ką tai keista, vis tiek tas pats bus, žinai, tas pats garsas, ta pati krepždanti krepždai ir taip toliau. Gali garsą pakeisti, jeigu įdėtum kažką kitą. Kaip sakoma, tobulumą nepakeisi. Aš jau matau titulą, pavadinimą. Evaldis, tobulumą nepakeisi. Tai nepardavau mašiną dėl teliko. Bet tai vis tiek darysi iki galo ten tą kėbulą, ar ne? Planas yra, bet sakau, dabar yra 2 nauji kėbulai, kuriuos reikia padaryti ir gaunasi vėl ta motyvacija padaryti kažką kito, vėl tokia monotonija net gaunasi, jau čia dabar galvoju, dabar skaičiavau, 5 kėbulas darosi, kregždės. Tai dar laukia, dar 2. Dar laukia eilėj. Tave lengvą ranką galima pavadinti Klaipėdos kregždžių dievu. Tipo ne. Buvo moments, kiek pas te ant kiemą kregždžių buvo? 7? Tai čia tu nori pasakyti man, kad čia nėra... Tai dabar 6. Tai dar, ne, dabar 7 yra, tik tai ne ant kiemą. Porą vidų. Palauk. Ne, meluoju, dabar 8. Supratau. Palauk, paskaičiuosi 2 garaže, 2 prie garažo, 4, šitą 5 ir dar 2. Tai o yra ta kita, dar mėlyns tas kups. Ja, violetinis. Yra. Dar turiu, tai šitas kėbulas dar laukia restauracijos ir jį planuosiu atrestauruoti ir pardavinėti. Supratau, kad jau apie kėbulus ir panašiai pradėjom šnekėti, išvardink 3 projektus tau patinkančius Klaipėdai. Kas man labiausiai įstrigo, aš nepaminėjau, tai dabar papildysiu, kas sakei, kas naujo atsiradė Klaipėdai. Tai tarkim Arteomo kompaktas su
kiek žmogus įdėta darbo, perdažytas, jis man buvo minėjęs, kas dažyta buvo, bet aš tiksliai nebeatsimenu. Uždėtas lyveris labai gerai pataikytas, uždėti ratai, sudėta, suleista pitucha, pavariklio gaubtų irgi labai neblogi ir skaičiai ir gražiai atrodo. Tai aš sakyčiau Artiomo kompaktas. Toliau. Su Artiomu šnekėjom, tai laukit su juo epizodo. Top 3. Negalvoju, kiek matau, ne? Nu, kaip tu sakei, iš draugų negalima, ne? Tai, čia realiai, čia yra visi mano praškai pažįstami arba draugai. Nu taip, čia tas neatsiejama yra. Čia tas pats, kai sako, oi, tai ten nevūks į blacklistą, vien draugus kviečiu. Nu tai ką man padaryti, kad mano visi pažįstami draugai? Nu tai va, tai nežinau, daug kas minėjo Udinę, A6, C7 kėbulę. Jo, mačiau gyvai, tikrai neeilinę mašiną ir tikrai akį traukiančią. Audinę tokią ne kiekvieną dieną pamatysi, dar ypač, kai man patinka asmeniškai universalai, nors ir kupą vairuoju, bet visą laiką širdį kažkodėl turėjau universalą. O tai M6 bet turi? Turiu. Nu, bet tai čia darbinė mašina. Aš pirkau vien dėl to, kad man būtų kokį tiltą prasivežti patogų ir taip toliau. Bet šiaip, ta prasme, ir iš idėjas yra, kad man jie nuo pat paauglystės, gal, sakykime, patinka, būtent universalai. Nesvarbu, koks kėbulas. Nu, gal, sakykime, 90, tarkim, geriau atrodo negu 91. Tai va, turbūt jaučiu vienintelis universalas, kuris man labiau nepatinka negu sedanas. No. Supratai, svarbu supratai, o kaip pasakyčiau, čia yra žodžių žaismas, žinai. Žodis nežvirus, ble. Nu, trečias, tas saulė mane baig, nu, trečias. Trečias, ką aš žinau. Tu pagalvoji. Padėk man sugalvoti. Oho, ne. Oho. Aš dar kadre. Oho. O trečias? Nieko nematau. Kažkas tokio išskirtinę dabar galvoju. Valterė M6. Ble, aš šį sezoną turbūt net nematėsi. Tai ir nevažiavo jis. Ir nevažiavo, ne? Ne. Jolab, kad pas mumis mes su Valteriu garažą nuomojamės ten prie Banginio. Tai dabar buvau nuvažiavęs pasimti M-kinio buferio krekždį, tipo, žinai. Privažiuoju. Žadėjau rašyti, bet neberašiau. Aš, karočiui, prie garažo dės trinkelės. Žinai, tipo, klos pirmą tą prahodą. Čia už Banginio? Jo, prie Banginio. Ne toj pusėje, kur Bragars buvo, bet kitoj. Supratau. Ir, tipo, tai prie to mūsų garažo yra vartų lygis, ne? Įsivaizduok. Ir tiek nukasta. Kad įeiti garažą vos nekoja, taip reikėjo kelti. Reikia laiptelis pasidėti. Ir aš vartus atidarau ir žiūriu, M6 stovi vidui. Galvoju, nu, tu greit tikrai nevažiuosi niekur. Tai, ne. Trečias. Va, dabar prisiminiau. Turiu seną... Meilė. Seną meilę. Labai teisingai. Nebeatsimenu vardą 24. Praeitais metais išėdėjo, kaip jo vardas, ne Erikas, kaip Pilkas. Pilkas, Martynas? 24, 6. Riklystas. Nu, ne riklys, o kups. Nu, ja, nu 6. Nu. Kur buvo blacklistė? Ja. Tai Martynas Savickas. Martynas. Bandau prikalbinti aš jį, kad atvažiuotų, bet jisai kamerą šai sakė. Tai sunku. Bet prikalbinti vis tiek. Nieko tokio. Viskas gerai. Nesikandžia, viskas čia kulkas. Ar kada nors gailėjais, kad įsitraukė į šitą visą? Ar geriau būtume žvejoti ir visą? Ačiū Dievui, kad nenuėjau žvejoti. Turiu draugą, kuris žvejys iš senai jau ir labai yra užkietėjęs. Ir ta prasme, su juo atrodo daugiau nieko nepašnekės, tik tai apie pagautą karpį. Bet tai su automanu irgi, ką apie ką? Ne, nu kodėl?
Tai dabar va apie žuvis kažką šnekam. Ir taip. Bet nesigailėjai, kad, ta prasme... Aš mąsčiau, ar ir anksčiau kažkada galvoju, tipo, ką aš būčiau veikęs gyvenime, jeigu nebūčiau pasirinkęs autokultūrą, nebūtų ten mechanikų ar taip toliau. Būčiau turbūt negerų kelių nuėjęs. Aš taip galvoju. Tai va, nebėra šaibų, žinai, ant to ir... Jau tu tiek keikis viską ir panašiai, tai aš uždėsiu tiesiog N18 ir viskas. N18, gerai. Čia bus pirms karkės N18. Tai dabar jau gali šnekėti. Žodžiu. Все, viskas. Dabar galim viskas atsipalaiduoti. Tai nesigailėjai. Nes aš galvoju, kur aš galėjau kitur nueiti. Bet nesugalvojau, kokį aš turėčiau dar pomėgį ten airsoftai, kartingai, bet kartingai prie automano, visi gal sakykime. Kartingai, jo. Aš irgi neįsivaizduoju kažkokią kitą hobį. Kitą ratai geriausia. Ratai yra ratai. Čia bus sunku įsirinkti kokį titulą. Per daug pasirinkimas. Du taškeliai, ratai yra ratai. Top 10, karačiai, galėsi į tą įvesti. O kas tau yra, nes daug kas gan įdomiai atsakinėjai tą klausimą, tai kas tau yra tikras automanas, kur tu tipo pažiūri, va šis žmogus tikrai yra automanas. Klausiausi ne kartą šitą užduotą klausimą ir klausiausi atsakymus, visi skirtingi, visi teisingi, sakykime. Tai galvoju aš apie tai, kai klausiausi to klausimą ir mintyse galvoju, kas tas automanas. Aš nežinau ir savę, sakyčiau, kad esu ten labai didelis automanas, kad ten... Čia labai tokia prasmiška savoka, tas automanas. Čia kaip ir su stensu, kas yra stensas, kaip atrodo stensinė mašina. Čia kiekvienas savaip supranta. Tai tarkim, automanas... Dėl to aš ir klausiu, žinai, nes kiekvienas skirtingai įsivaizduoja tą automaną, žinai. Vienas įsivaizduoja, kad ten automanas jau yra tas, kur ten, žinai, nusiperk mašiną, susided makstoną, apdailas, žinai, ir viskas. O kitam yra tas, kuris ten, žinai, per dieną sėdi garaže, ten pasidaro, išvažiuoja, ten, žinai, ir panašiai. Tai tai aš linkčiau prie antro variantą, kur kad žmogus, tarkim, nusiperka mašiną, jie turi kažkokių tai savo idėjų padaryti, tarkim, ieško kažkur kitų idėjų, ne tarkim kaip kiti, kaip tu sakai, Maksonas idėja ir viskas čia tipo projektas. Ne, čia irgi tas projektas čia yra labai didelė savoka, kurią skirtingai irgi kiekvienas supranta. Taip, bet aš, pavyzdžiui, tai kaip įsivaizduoju projektą, tai vis tiek saviraiška turėtų būti, vis tiek kažkokia forma, turėtų tavo cinkelis kažkoks mašinoje būti, ta prasme. Apie žaliuzės tavo buvo klausimų, tikrai. Ne, čia tiesiog, aš galvoju, kad automanas tiesiog, kad tu nusipirkai mašiną, tu turi pats daryti, tu turi pats suprasti, kas tas yra mašina, kas iš ko susideda ir taip toliau. Čia mes su baba šnekėjom, ten, tarkim, sakau, tai kas čia ta mašina, čia sutvarkai ir viskas, sakau, tai sakau, gerai, kitų, sakau, nežinai jokių dalių, sakau, kas ten gali subirėti ir taip toliau. Tai ta prasme, tu turi turėti supratimą, kas tas yra mašina, kaip įtvarkosi, nuo ko pradėti, tarkim, pradeda trailinti tiesiog tavo mašiną, atskirti eiliniai benzas nuo dizelio, nuo garso ir tiesiog, žinoti, tos basic. Nebūtinai tu turi susitvarkyti viską nuo A iki Z, bet tu, tarkim, tos bent jau minimalius kažkokius tai darbus, ten, tarkim, pasikeisti ratus, ten, pasikeisti kažkokią saloną, plasmasę, vairą pasikeisti. Čia nėra didelio mokslo, bet vis tiek tu turi domėtis. Tu turi žinoti, kurią pusę varžtas sukasi. Man yra buvę vienas, aš čia atsuksiu, sakau, Giris, aš ir ne į tą pusę, man atrodo, sakai. Daug, žinai, reikia YouTube'ės video peržiūrėti tų, kur sako pradžioje, hello, it's Chris here. Realiai nežiūriu, tarkim, kiek atsimenu anksčiau, niekad nežiūrėdavau, kad ir kokį be remontą darydavau, niekad nežiūrėdavau. Aš žiūrėdavau, tarkim, kai dirbau šuotę, kaip nuimti panelę.
kad jos ten nespės, nu ten, kur, kokie varšiukai, skait punkš, nuo šponkit, nulpaisais. Gerai, einam toliau. Va. Koks būtų tavo svajonių garažas? GTR. 5 automobilių pamiršau pasakyti. 35 GTR. Toliau galvojau tarp G serijos 8.1 universalą ir tarp F9. F9 čia Pitakas M5. G30. Tai galvojau vieną iš jų, tai galvoju gal pasirinksiu F9. Tai tarkim, 2 automobiliai. Mano svajonių automobilis buvo kažkadaise 9 Evo. Tai norėčiau jį turėti garaže. Toliau sekantį svajonę buvo 24, 6 635 TSI ir 5. Galvojau tarp tų tokių fancy, kažką iš tų sportkarų, racekarų, tai galvojau ar kažkokį tai Porsche, ar kažkokį tai galbūt Ferrari, arba tai Lamborghini, iš tų tokių vaikystės plakatų, kur ten pasikabindavo ir būdavo ten, daugiau nieko nereikia gyvenime, tik tai va, raudona tai galbūt tai Ferrari, greitą. Ferrari kokį F-Cam, kad būtų biški brangiau. Keista, kad krekždžių nėra. E? Ar krekždis ir tai būtų? 8. Prie garažo, dėlį karas. Nu, tai baisiausias automobilis. E91? Ne. Mums čia nereikia taip. Baisiausias automobilis, ką aš žinau. Yra tokių ne japoniškų, kinietiškų, tų visokių tokių. Atsakyk kaip Ne, va, Tadis. ką? Atsakyk kaip Tadis. Ką žinau, kaip jis atsakė, aš netadis. Jis sakė irgi, čia privysė tų japoniškų mašinų, čia jos visas negražias. Nu, ne japoniškų, kiniškų. Nu, kinietiškų. Žodžiu, kinietiškai ir kad būtų ten tokia kaip A klasė, ten Mersas arba B klasė. O gražiausias automobilis tavo akim? Bet jeigu reiktų vieną tokį įsirinkti gražiausią automobilį. Visų laikų. Iš visų laikų? Turbūt 24. Tai šeštukas? Nu, sutikčiau. O jeigu reiktų vieną automobilį pasirinkti visam likusiam gyvenimui? Tai turbūt rinkčios arba Gieškę M3 tą universalą arba F9. Kažką iš šitų. Nu, čia dabar paskutinį prieš einant į pertraukėlę ir grįžtant prie jūsų klausimų, papasakok apie krekždę, tos visus basic dalykus. Koks variklis, kas daryta, ko nedaryta. Aišku, čia viskas daryta per tiek metų. Trumpai, aišku, vis daryti. Per tiek metų, bet nu tokius basic. Nežinai, kiek metų, dar net nepaklausi. Oi, per tiek metų. Atleiskite. Serija. Kiek metų? Tu daugiau laiko turi negu aš Simak. Tai pas mane Simaks yra... Apie 10 metų kokį. Nu, 13 eina. 13 metų. Kai kurie žiūrės net gimenę. Kai aš jau turėjau šitą nusipirkęs. Tai jo, nupirkau aš ją 13 metais ir dabar eina 13 metų. Tai... Koks klausimas buvo? O galit pakartoti? Kas mašinai daryti? Ne, nu, basicus tokius praeiti. Basicus. MPAX, org, pagal VIN. Yes. Gerai, variklis. MPM2 B28. Kilovatais. Originaliai 100 KM2. Kiek neoriginaliai? Nežinau. Arklių. 193. Nebesugalvodavau, Newtoną. 280. Viską žinai, jisai dar sako, krekžių karalius. Tai ble, čia plyta eilinė. Čia yra nuodėmė nežinoti. Dievų variklis. Taip. Nu gerai, veidrodėlį, aš net nenoriu. Turi krekždė, tai... Nenoriu įžeisti, bet orgai, ne? Taip. Tai aišku, orgai. Nežadėjau sakyti, tai gal Evaldis čia ne orgus. Buvo, kai aš ją nupirku, buvo ne orgai.
tada radau Klaipėdai čia pas vieną, kuris ardydavo tokias kregždės, nupirkau pas jį veidrodėlius. Jeigu reiks kregždžių dalių, kam nors savaldžių irgi gali rašyti. Nedaug ką turiu. Jis tiesiog nenori parduoti. Tiesiog viską laikau savo. Jis nori savo pasilaikyti. Kas daryta mašina? Daug kas. Viskas realiai daryti. Ne, dabar komplektacijos atžvilgių. Salone yra tos sėdenės, kur kiekvienas svajoji, bet ne kiekvienam įpirkti. Ne kiekvienas svajoja, tikrai. Svajoja tas, kas turi kregždės. Taip, bet turiu omeny... Aš turiu net istoriją apie tą sėdynę. Papasakok. Tai turiu draugą, kuris pardavė kregždį dėl to, kad sakė, neįpirksiu vaderio ir todėl pardavau kregždį. Čia visa istorija? Ja. Aš jau buvau kalbą. Aš jau taip atsimečiau, galvoju, čia pradėsi raištis, galės pilsėti. Ne, aš kažkada įdomumo dėliais žiūrėjau, dėliaus mintis, ką aš esu tai mašinai daręs ir kokios originalios dalys yra likusios po to, kai aš ją nupirkau. Tai tarkim, nupirkau 2013 ir kiek liko originalių dalių 25 metais. Ne, tai gal, kad originalių kiek liko nepakeistų? Tarkim, nuo tos, kas buvo, ko nepakeičiu. Tai yra turbūt duris, bagažinė ir galinis langas. Supratau, yra dar klausimų kokių? O viskas kitas yra keista pats. Bet jinai ir iš komplektacijos yra nėra pilniausia iki galo. Dabar būtent. Kad ją pilną padaryti, nelabai realu. Nes tarkim, tokios kaip navigacijos, užsienėse iškanta ten, tarkim, kartą per pusmetį ten, ir kainuoja ten viešinus pinigus. Toliau trūksta originalios Harman Kardon aparatūros. Ten, tarkim, minimalių ten mygtukų centriniai konsoliai. Ten, tarkim, kaip dabar bijau sumeluoti, buvo Portronikų mygtukas. Tai kad išjungti, bet ta opcija turėjo tik tai kregždės, kurios turėjo kablį gale, kad galėtų išjungti, kai atbulinį įjungti, kad išjungti Portronikus. Tai turbūt toks dalykas, o viskas kitas yra praktiškai sudėta. Tam tokias dalykas kaip elektrinės štorkės irgi čia retenybė. Nebuvo. Kregždės nebuvo. O tai kai, ta prasme, taigi tu sakai, pirkai, bet čia nuo Kemšešto? Štorkė? Ne, tos, Fortkės. Fortkės, originalius. Jaučiu, o kiek, gal paklausiu kitaip, kiek komplektacijos yra sudėta, o kiek jau buvo, kaip ir kaip? Viskas sudėta. Viskas sudėta? Viskas sudėta. O tai jinai tuščia buvo? Visiškai. Buvo priekiniai elektriniai langai, paliko komplektacija, priekiniai elektriniai langai ir fogai, viršūkai. Viskas, daugiau nieko nebuvo. Tipo sportsicai, bet ar čia komplektacija, aš nepasakyčiau. Tai sudėtas yra šildomos, pripučiamos elektrinės sėdynės vaderio, įdėtas borto klompas. Kiek dabar tokias sėdenės kainuoja rinkoj? Dabar mačiau, pardavinėja originales, originalų vaderį, elektrinį, berods juodas 3 eurų, tik priekinės sėdynės. Įgarsins 3000 europietiškų pinigų. Taip. Labai gerai išgirdęs. Kosmosas. Čia tik priekinės dvi sėdynės, bet jos yra originalės ir gan geram stovi. Elektrinės ir šildomas atrodo. Bet be pripūtimo. Tai vėl čia tokia. Dar salone esi diržus sudėjęs tas, ne? Motorsporto diržai. Klimato kontrolė, M3 skidelis, M3 vairas sudėtas, soft close, tiksliau soft open, bardačiokas įdėtas, kaip pasakytas, tabaluoja. Čia, ta prasme, 99% kregždžių tokių yra, kur atidarai ir tiesiog
Bet tai tipo originaliai Jo. ant kregždės? Jo. Nes, pavyzdžiui, simakai tokie turi to, Jo. kur paspaudė. Jau pas visus ten, tarkim, kaip 6, boomeris, lyva jau visi turėjo atidarai, dar turi pats patraukti, kad daryti. O čia, ta prasme, gražiai. Galėsim filmuoti, kad atsidaro. Pafleksinti. Nes ne visi žino, kad tokių buvo. Aš pats realiai sužinojau po kokiais 2018 metais. Tai čia 5 metus turėjau kregždį. Taip, tai pastai bam, 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 bam. Ir jokingiausia, kad atrodo, kad nukris visą panelį, kai tas nukrenta. Tai ten būna, tai išlūšta, ten iš viso atsiverčia. Ir ten tipo, yra uždėti kaip holderiai. Tipo. Daugiau. Kažkokį tokį, kur irgi būtų labai retas dalykas. Labai retas dalykas, nu kas, pagrindė sėdynės elektrinės vaderis ir ko gero elektrinės fortkės, čia turbūt. Nu, dar gal, tarkim, tokia gal rečiau sutinkama galinė palangės su papildomu 3 stopu ir su žalaidėliu. Tai čia irgi toks, ne kiekvienas turi tokį dalyką. Kad ir būtų ir tas, nes dažniausiai būna arba tas, arba stopas, nes pas arba mane, pavyzdžiui, yra stopas, bet nėra užuolaidos. Ja. Tai tokių variantų yra, pats turiu dar. Nu, supratau. Grįšim dar vis tiek prie žmonių klausimų, tai ten dar paklausinės, tai einam dabar į pertrauką, reklamą be reklamos, taip kad už kelių sekundžių grįšim. Ką, grįžtam po reklaminės pauzės be reklamos. Facebooko klausimų buvo nemažai ir tokių visokių. Tai aš nefiltruosiu, bet pirms yra ir su daugiausiai laikų komentaras, tai Degučiai. Ar yra planas ateityje uždėti žaliuzės ant priekinių tinklų? Tinklų? Nežinau, ar ant tinklų, bet nėra plano. Aš, pavyzdžiui, kai pamačiau tave blacklistę, tai aš net negalvau, kad egzistuoja toks dalykas kaip ant šoninių langų tos fotkės. Aš irgi nežinojau, kol neparodė draugas. Sako, žiūrėk, nenori pirkti. Galvoju, ko, pabandyti. Nepatiks, nusiimsi, nu čia... O kokią, sakai, kainą? Kad 100 eurų, man atrodo. 100 eurų. Gerai, einam toliau, neusistovėkim. Kada įdėsi magą kitą į mašiną, ne tą Sony iš Volkswagen Polo? Kaip tik šiandien parašė draugas ir nufotkino tą pačią Polo, kuri yra jau šruotė vis dar. Ir iš tos Polos buvo išimtas magas. Tam magui dabar galvoju, turbūt, jeigu mašiną turiu šitą 13 metų, 12 metų, tai magą turiu kokį 14 turbūt. Ir jis dar... O tu prisiriši prie daiktų? Ne, nu kam keis gerą daiktą? Nėra čia tas Sony, kur delfinai tie? Ne, čia jau naujesnis modelis ir čia buvo skaityti kokie 2011 metais atsirado Bluetooth'as magos. Tai ten būdavo... Tai ten iš karto, ten per telefoną muzikytas myda, karočią klausai. Kodėl esi Evaldas Mr. Bombastic, o ne Evaldas Ethereum 6 King? Nežinau. Girdė, aš tą daug metų pažįstu, bet aš irgi, pavyzdžiui, nežinau, kodėl Mr. Bombastic. Iš kur atsirado? Aš pats nežinau. Iš kur atsirado, bet turbūt tada buvo... Tu klausys tos dainų, ne? Mr. Bombastic. Turbūt iš to ir buvo, kad turbūt klausiau, ar buvo trendė tą dainą. Ir norėjau persodinti Facebooką ir galvoju, ką čia persodinti. Galvoju, pavardės dar nereikia čia rašyti, man čia tų metų buvo... O tu Facebooką susikūrė irgi, kad farmvėlę pažaisti, ar susikūrė jau Facebooką, kad susikūrėt Facebooką? Nes, pavyzdžiui, aš toks sens, kad, pavyzdžiui, Facebooką susikūriau vien tam, kad farmvėlę galėčiau lošti. Nežinau, kas tas yra. Tai... Ten, karočią, ūkį galėjai turėti savo levelius kėlį. Ne, jeigu loždavau, tai travien. Pas mumis kaime visi susikūrė Facebooką, nes turėjai turėti Facebooką akauntą, jeigu nori turėti... Daug gyvybių? Ne, jeigu nori žaisti tą žaidimą, nes jis buvo Facebook'e. Tai turėjai Facebooką susikurti, kad žaisti. Ne, susikūriau. Ir tada morkas ten nurinkinė. Nu, karočią, ne, susikūriau Facebooką dėl market draugių.
Ne, nebuvo tada marketplace. Tada mane paskatino, ai, tau čia reikia, aš kaip tik tada, man atros, gal jie buvo išvažiavęs į užsienį ir sako, tau reikia. Nu, gerai. Man taip pat sakė dėl Onės. One.lt. Ne, dėl Onės aš neatsimenu, kaip ten buvo. Sako, tau reikia. Ir viskas. Aš neatsimenu, kaip man atsirado Onė, bet Facebookas, atsimenu, buvo paskatintas susikurti. A, mano Mike šviečia. Tavo akinių reikia? Tu žiūrėk, tu man. Tai kodėl bombastikas, tai turbūt nusakau iš tos dainos. Tada trendino ir tiesiog toks random buvo. Ir kažkada galvojau pasikeis vardą pavardį. Man buvo liktai 18 metų ir man tada neleido kažkodėl pasikeisti. Ir tada spėjau šitą reikalą ir sakiau, nieko nepadarysiu ir nebekeis. Paliksiu. Tai, o 3.6 King, nu ką, žinau, negalvoju, kad turėsiu kregždį apskritai, nebuvo mano mėgstamiausia mašina iš vis. O dabar gavas, kaip gavas? Čia toks klausimas, kur, man atrodo, net nereikės... Atsakymą? Ne, atsakymą reikės. Nereikės net įvardinti, kas klausė. Kada iš Šilalės myto grįši pats už vairą? Aš nepasakosiu apie tą afterį. Tai čia ne tas afteris buvo? Na, žinau, bet mes teko būti kartu, ne? Afterį. Pamatyt, kas ten vyksta? Seni, aš sakiau. Rekomenduojame nuvažiuoti, jeigu dar bus, kada Šilalė renginys. Jeigu darys, Sėkite tam tikrus žmonės. Sėkite rajon squad. Jeigu darys mytą, būtinai važiuokite į afterį. Būtinai. Nemokamas afteris įėjimas. Įėjimas nemokamas, bet paskui gali kainuoti sielą. Po to gali nebegrįžti savo kojų namo. Tai nežinau. Kada iš Šilalės grįžti? Ką, žinau. Bet tu tada parvažiavai pats, ne? Tada jo. Tada, yra, pėm, vieną kartą parvažiavau. Mes irgi, ačiū Dievui, patys bet aš jau buvau pasiruošęs, kad aš neparvažiuosiu. Tai. Nu jo, tu visą dažnai... Bet greita kelionė buvo tik tai, taip. Ne ir namuose. Teleportai. Šilalė, o Songoku. Kiek kebabų suvalgyta ant galinio spoilerio? Neskaičiavai? Turbūt nei vieno. Nei vieno? Ne, buvo... Esi daręs tos fotkės su makuku? Ne, čia po to buvo labai populiaru, kai čia kažkoks fotografas pasidaręs, nebeatsimenu, geltoną mašiną ten ir buvo. Iš Vilniaus ten. Jo. Buvo padaręs atrendą, po to jį ten tipo nukopijavo ir taip toliau. O pas mane buvo salotų indelis turbūt gal. Bet ir tai nespoiler, ant grotų uždėtas. Piknikas. Kur dingo tavo mylimas chrominis numerių rėmelis? Chrominė niekad nebuvo. Bet žinok, aš irgi, kai perskaičiau tą klausimą, man irgi toks, gal buvo pasivaldė chrominis numeris? Buvo baltas. Baltas? Buvo baltas. Bet ant šitos kregždės? Ja. Buvo baltas, kai man nuvažiuoju į plovyklą, tie patys laikikliai, kurie dabar yra sulūžę, beskalaujant mašiną numeryti. Ir buvo tiesiog greitas fiksas nuvažiuoti ir pasiimti. Tai galvoju, juodi ar balti? Ai, balti, aišku. Čia klausia užkadrė žmogus. Koks buvo pirmas tavo BMW, tai jau išsiaiškinom. Ir ką iš jo išmokai? Tai kad nevažiuot per balą skersam ir nesiversti griojų gal. Ką išmokau? Nieko neišmokau. Vairuoti net neišmokai. Tada išmokau nebespaus gazą gal. Bet tai po to ir pardavė, ne, bet keliniai ten jo. Ja, pardavė. Toliau, kas tau suteikia daugiausiai motivacijos tęsti projektus? Tai dabar motivacijos nėra tęsti projektam. Nu, kaip ir buvau minėjęs, tai dažniausiai draugai, kolegos, kurie taip pat domisi tuo pačiu. Ir tu matai, kad jie daro kažką ir tada tau pakyla noras kažką savo pasidaryti. Tai... O dabar, kadangi jau nebedažnai būnu garažuose, tai kažkaip ir nebelabai tų matau projektų daromų. Tai kaip ir, kad ir nebėra čia ką daryti. Čia tai realiai nebejau.
Turi favoritą, į ką lygiuotis, kaip nusprendai padaryti būtent tokį įvaizdį? Į ką lygiuotis? Kažkokią turi? Aš turėjau viziją 2013, kai nupirkau šitą kregždę, turėjau viziją, radau nuotrauką, įkelsiu, tai buvo berods juoda kregždė su LTV, kai dar, man atrodo, Lietuvoje praškai net nebuvo jų kepamų, nebuvo su paraukštinimais, tiesiog atrodo neegzistuodavo tais laikais. Ir buvo šonu nufotkinta kregždė su BBS RC 302 ratais liktai ir su to galiniu spoileriu. Ir sakiau, noriu aš tokio pačio išbaigtumo, kaip ten yra padaryti. Tai matyt, to pasiekoje linkau į tą, ką įsivaizdavau, kaip turi tą mašiną atrodyti ir po to pasiekoje gavos ten, tarkim, pamačiau tą kažkokią idėją, noriu tokių ratų ar tokių. Kai tiek metų turi automobilį, tai žinai, tos idėjas ir tas galutinis tikslas vis tiek kažkiek keitas, daręs ir panašiai. O čia toks ilgesnis klausimas iš dalių. Tai top 5 E36 kupė sedan tavo manimu esminių modifikacijų. Nusipirkus toką. Kas yra, kaip sakant, kregždės starter pack? Starter pack. Basanoškas. Basanoškas, koinės. Per pirštą tapkės. Ne, kas, aišku, ratai. Pirmas dalykas turbūt ratai, antras dalykas koilai arba žeminčias spiruoklės. Toliau, sakykime, jeigu nėra empako, tai empakas ar kažkoks tai kita apdaila. Nesvarbu ten ar Riegeris, ar AC Schnitzer. Bet aš žinau, kad tau body kitai ant kregždės nelabai. Ne. Nedarykit nesąmonį iš mašiną. Tikas koilai, ratai. Ne? Toliau, kokie modai, LTV. Nebūtinybė čia. Čia kiekvieno skonis yra. Vienam nepatinka spoileris, kitam patinka LTV žemas, tarkim. Nežinau, man nelabai. Aš jį kai pamačiau žemą, nes dabar realiai visi su aukštais važinėja. Visi iki vieno. Kas turi LTV, tai buvo sedanas prieš 6 metus M-kę, buvo su originaliu neaukštintu spoileriu. Jis taip atrodo, kaip ir paprastas M-Techo tas spoileris, bet ne toks. Tai, sakykime, visai toks, kaip sakoma, santūriai atrodydavo, neiššaukiančiai. Tai sakyčiau, kad modai, geriausi modai tiesiog susitvarkyti taip, kad jį nekrebždėtų, nebrakždėtų ir būtų visas sveikas dalis, ko dabar jau realiai labai sunku gauti bet kokias plasmasės, kalbant apie apšifkės, tai patys bardačiokai jų deficitiniai yra. Tai ir ta prasme, ir apskritai išorės detalių irgi sveikų rasti. Ką tu nori sveikų dalių, ta prasme, durų yra dar. Dabar ieškau kapotą. Kapotą jau senai nebeliko, pas mane pora yra. Gerai, atvažiuos. Užcenzūrink šitą. Aš uždėsiu blurą. Tai sakau, užcenzūrink. Ne, gerai. Yra durų, yra kapotų, bumperiai naujai yra. Pas tave? Naujų. Pas mane, aš ne parduotuvė. Aš vis tiek atvažiuosiu to kapotą. Tai maža, kad tu atvažiuosi. Gerai. Pabaigiam šitą klausimą. Man liūdna. Man nervacija siūtsimo. Koks naujas projektukas zvimbia jau galvoji ateičiai? Atsakymas paslaptis netinka. Noriu palei numeris turėti projektą. Supratau. Tai mano, kaip ir buvo, sakiau, kad gražiausias turbūt mašina šešetukas, tai buvo idėjų, kad buvo ir variantas, kurį galima būtų nupirkti su žema ryda kėbulą, bet ten kėbulo nėra praktiškai. Bet draugas mane vis atkalbinėjo, nuo to sako, tau nereikia čia per didelis investicijas. Ten, tarkim, lempų komplektai ten štukom eina.
priekinių galinių ten irgi klausimų. Tai čia tik lempos, tai kur visas kitas ir salono dalis, plus, nu, nebėra rasti ten tiesiog dalių. Jo, tai dabar Vazė parsivarė 8-tuką, tipo tą, žinai, su flepais. Tai jis man kartą nuo karto įmėt kainas saloną. Aš žinau, pas mane 8-tukas tvarkėsi irgi, tai žmogus pirko priekinį lempos stikliuką 200 eurų, pirko, nežinau, ar ten fogai, bamperį su posūkiais, komplektas štuka. Nu, ta prasme, irgi ten nesąmoningos kainos. Buvo įmetęs, kur ten apdaila, kiek suprantu, žinai, aplink tos geidžius, ten aplink tą, žinai, kažkaip centrinė konsolė, jo. Buvo įmetęs jis man, tipo, screenshotinės, tipo, skelbimą ir, tipo, galvoju prašyti apie 4-2 už tą. 4 štukės 200? Ir, tipo, visi ten, man net ležuvis neapsiverčia. Čia mašiną nupirkt gali. Tai, karočią, iš to pačio žmogaus kits klausimas, tai kiek tautų metų? 40. Ir paskutinį eilutę užtenka. Tai jam užteka. Ačiū. Kada pamatysim kokį liverį ant mašinos? Tu prieš liverius ar už liverius? Čia klausia žmogus su liveriu. Alkoholinė gėrima tokiu. Alkoholinė gėrima. Žinai, apie ką kalbu? Tai aišku, žinai. Kaip aš galiu nežinoti. Buvo idėja darytis ne gal liverį, bet tiesiog klijuoti, tarkim, reklamą ir daryti iš to kažkokią tai, kaip turėjo gytis. Kažką tai tokio. Buvo idėja, bet tom ir ta idėja ir pasibaigė. Ir neplanuoju, nežinau, ar to reikia. Jo, gal ten atsinaujina, vėl pamilsi, o ten įsimylį, darai ten ir taip toliau, bet, nu, vis tiek. Praeis porą metų, nulūpsi plevelę, vėl poliruoti, vėl ten ar dažyti, ten dar kažką. Žiūrėk, po poros metų nulūpęs plevelę gali pažiūrėti, kad su visų loku nusilūpa. Nusikau, tai ar dažyti, ar dar kažką. Kaip tik Vazė klausė, o jei rimtai, koks tavo top E36? Lietuvoje, Europoje, pasaulyje, bet, nu, tarkim, Lietuvoje, vat, jeigu tau reiktų įvardinti, vat, kur pamatai kregždį ir toks, nu, va čia yra savo negali sakyti. Iš tų originalių, visas jos daugmaž labai panašios. Tarkim, ten ratai kažkiek tai uždėti, ten fituchą padaryti ir taip toliau. Sakyčiau, buvo gal Dondrių, norėjau sakyti Rūžavo, violetinė kregždė, bet dabar pardavė ten pat, iš kur aš nelabai dažnai grįžtu savo hodu. Ir galvočiau gal ta, bet dabar, kadangi nėra aiški, kokia jos dabartinė būklė, tai sakyčiau, Arteomo kompaktas. Aš mačiau biškį pardytą jinai ten dabar. Mačiau ir aš, tai aš sakau, kad dabar neaišku, kokia jos būklė. Tai... Kodėl su kregždė nevažiuoji per lietų? Klausimas irgi iš ten pat, kur nedažnai grįžti savo hodą. Kažkaip dažnai apie tą pasaulį išneka. Aš sakiau, jie jau gali po vieną ruoštis, irgi atvaryti karkestą, bet mangi sako, tai mes visi. O tu jam pasiruoštis? Mes visi. Aš mangiui tai nepasiruošęs. Aš nemanau, kad aš būsiu kažkada pasiruošęs. Būsiu užaugęs kyla. Tiek fiziškai, tiek protiškai. Ar aš būsiu tiek pajėgus. Kodėl nevažiuoju, nežinau. Turbūt... Bet buvo laiks, kai nevažiuodavai. Dabar tai kažkaip esu jau matęs, bet... Nu, jeigu lyja ir aš, ta prasme, iš namų tikrai nevažiuoju. Bet tarkim, būna tokių situacijų, kad išvažiavai ir reikia namo kažkaip grįžti. Ir jau lyja. Ir jau lyja. Nu, ta prasme, nu, neturi kur dėtis. O tas, kad per lietų nevažinėt, nu, kam tą mašiną tiesiog papildomai pūdyti. Nu, čia yra tiesa. Tu pasidarai, susimokėjai krūvinais pirštais tai, ką pasidarėjai ir po to važiuoji tam, kad važiuot per lietų, ten nežinau koks tikslas, ką saulės neužtenka. Nu, pasidalinsim tą saulę lygiai, ble. Šią vasarą nelabai. Tai dėl to ir nevažiuoju. Čia klausims Volkovą, kurį gal tu suprasi, nes aš nesuprantu. Tai kaip su panelėm? Kada prie dino sukimų, ar geriau kitos panelės? Ne panelės. Panelės?
Tai kaip su panelėm? Nieko gerai. Nieko gerai. Dirbu privačiai. Praleiskim, nes aš nesuprantu, ko jis nori. Kokį realų kryžiaus kelią reikia praeiti, kad nebesukti galvos techo metu, tavo asmeniniu atveju, kadangi po kapotu slypi istorija? Istorija papasakot. Ką aš žinau, kokia ta istorija? Yra istorija kažkokia? Daug tų istorijų yra. Su kiekvienais, kas 2 metus pastoja nauja istorija atsiranda. Aš žinau, kad tu vargsti kartais. Ne kartais. Kas 2 metus. Nieko, ką. Pirmas dalykas, tai basic iš karto dedi ratus. Vis tiek turi ratus užsidėti. Turi užsidėti ratus, turi įsidėti bent jau priekį kažkokius tai nekoilinius amortikus. Ir, tarkim, dariausi dujų baliono patikrą, kad eiti. Tai, tarkim, prieš paskutinį technikinį jau savo hodų visiškai, ta prasme. Čia tas buvo 2013 metais ir 2020 kažkelinti. Tai teko eiti dėti atgal originalų variklį. Su to varikliu ten irgi buvo problematiška, ten, galima sakyti, vos nepasikūrė visą mašiną. Nežinau, kas ten tam varikliui yra, bet buvo įdėtas išmetimas su katalizatorium. Mašina užvesta ir ta mašina tiesiog ten, tas variklis, negražiai dirbo. Ir galvoju, gal prasidirbs, ten jis daug metų stovėjęs tas variklis buvo. Ir aš kažkaip palendu po dugnu ir, ta prasme, katalikas raudonas, ta prasme. Raudonas, rūksta dūmai jau per aplinkui, žinai. Viskas nudeginė, žiūriu, užgesinu, žiūriu iš po bamperio, dūmai rūksta, žinai, viskas ten perkaita. Žodžiu, buvo tokių situacijų, kad... Dėl dūmų, atsiminiau, mes dabar atvažinėjom su Monika čia į ofisą ir čia Minijos gatvėj. Keturakis, tas Mersas, žinai, tas biškas naujesnis. Ne, tas naujesnis. Stovi ir taip, stovi pirmoje juostoje, jis stovi šalia ir taip saulė kažkaip šviečia ir rūkst kažkas, žinai. Ir galvoju, čia krekždė, kas čia yra. Atsisuku. Karočią. Pro visus įmanomus tarpelius, karočiui, iš to Merso kapoto, taip dūmai eina. Senis taip sėdi. Tu nebematai, viskas yra užsklanda. Mirusi veidų. Taip, Monika sako, papypink jam kažką. Langą atidariau, papypinau. Monika sako, tai parodo. Turbina gut. Važiavo tiesiog. Dūmai eina, karočiui. Žodžiu. Normali situacija. Normali situacija. Kaip ten tas... Kibiš Adačian. Į kardaną. Kokios variklio modifikacijos planuojamos ar tiesiog stok? Planuoji dar kažką su variklio? Ar planuojamas? Neplanuoju. Aš planuoju taip, kad pasistatai mašiną į vietą, nesuki savo kabančių ir tai kitą dieną užsivedi išvažiavai. Va, kada užjudinsi Porsche E36 veiklą, mytai ir taip toliau krekždutėm? Skatino mane kolega Evaldas vasaros pradžioj padarom. O dabar vasaros pabaiga? Vėl galvoju apie tą padarom, bet kažkaip vis laiko stoka, tiesiog eilinė laiko stoka, kad kažką ir padaryti, ir idėjų nėra, kur nuvažiuoti, ten vis tiek tu norisi kažką iš to renginio išsinešti, tarkim, ten, ar kažkokį ten padaryti gerą reelsą, ar dar kažko. Dabar grįžti, tarkim, pasidarai kadrus, kad ir buvo, kai dariau tą DS-ą. Ir, tarkim, prisifilmavau, aš nežinau, turbūt pusę valandos video ten iki minutės laiko. Ir tu grįžti namo ir tu tiesiog nebeturi idėjų, nebenori net žiūrėti ten, kol filmuoji, tu esi užsihaipinęs, čia darysiu, grįšiu, čia taip toliau. Ir grįžti namo ir tu tiesiog nebenori nieko. Ir buvo padaryta keletą tų reelsų iš to evento paskutinio, bet
sakau, vis reikia naujų idėjų, naujų kepimo, kad... Bet tai nežaidė palikti Kregždžių likimai, valiai, kaip sakė. Matai, vėlgi, yra tas, kad mūsų buvusi sena bendruomenė buvo tokia, sakykime, tvirta, didesnė, kur suvažiuodavo bent jau kažkokios 7-8 mašinas. Dabar jeigu suvažiuoja, gal ir daugiau tų mašinų, pavyzdžiui, praeitais metais buvo 20 kelias, man atrodo, Kregždės, bet nepažįstami žmonės, sunku reikėtų vėl viską pratinti tą ratą, kadangi rotacija yra, ar verta į tą investuoti laiką. Tai aš galvoju, kad man neverta investuoti. Bet aš iš tos pusės žiūrint, vis tiek galbūt fainai, žinai, nieks ten nesako grandiozinių kažkokių planų daryti, žinai, tiesiog kad ir paprasta to susitikti, atsigerti kavos ir panašiai, nes tu su tais naujais ir nesusipažinsi, žinai, jeigu O norėčiau? Ne, čia klausimas irgi, žinai. Bet tada pagalvoju, norėčiau, bet ar verta? Nu, čia jau, žinai, čia jau reikia pačiam spręsti, žinai, ar... Čia ne tau spręsti. Nu. Šiaip čia ne tau klausti. O tai ir ne tau spręsti. Tai daugiau pinigų įdėjai į remontą ir į kebabų dėžutės ant galinio spoilerio. Prie ko tas galinis spoileris? Visi sako, kad tu kebabus valgai ant galinio spoilerio. Sustoras. Atrodo. Nu ne. Iš šono. Iš šono? Profilį? Ne, nu aiškiai mašina, aš daug kebabų nevalgau. Kol ne vien 6. Kodėl ne vien 6? Tais metais taip jie. Dabar, kas dėjo dujaką į 36? Diburys klausė. Daug kas dėjo. Daug kas dėjo. 3 kartus dėta yra. Ai, nu, tada jo. Kol pasirinkai būtent E36, o ne kokį kitą modelį. Tai čia jau kaip ir apšnekėjau. Ne, sakau, kad norėjau kalibros, o išėjo Kregždė. Ir ką esmė, atsimenu, ieškojau kalibros, nupirkau tą pirmą savo Kregždę ir po 2 savaičių išrindo raudoną kalibrą 2.0. Tai jau faksai. Kodėl? Ar salono apšvietimo lemputės sureguliuotos? Originaliai. Ar žadi daryti nuo čia liverį, klausia, kiek šitas visas projektas atsėjo šiaip gražus ratlankiai? Būtent kiek, jeigu visas automobilis, aš kažkur skaičiuoju, jeigu, tarkim, su ratai, su salonu, su restauracija, su mašinos pirkimu, dedu 10 000 ir toliau nebeskaičiuoju. Ten plus minus kažkas. 12 gal. Kada turba? Nebus. Kiek tau metų? Čia tas. Ar nekaista plyta? Ne. Top, nežinau kodėl, bet top 5 Klaipėdos fotografai. Gal ne 5, 3 bent jau. Arba 1, bet tą jau tokį, kur visada pamatai fotkės ir sakai, jau gerai dar. Per FFB. Top 7 muzikos kūriniai į ilgą kelionę. Nežinau, kas su tais topais yra, bet kokia tavo mėgstamiausia daina dabar? You're my heart. Gerai, einam į Instagramą klausimus, jeigu pasijungs čia kažkas. Atsipūsk. Na. Tuoj čia tie internetai nekraun. Tai tu turėjai nusiskrinčiuoti, nepasiruošti visiškai pokalbį. Aš nesiskrinčiuoti, kam? Tai gal davai, aš tą Instagramą klausimą. Tai tu ant pabaigos. Šiaip noriu disclaimerį padaryti, nieks su manim nesitarė apie tos man užduodamus klausimus. Gerai. Aš irgi valysiu. Ar siemkės yra dalis tavo Kregždės komplektacijos? Jo. Kodėl daugiau laiko praleidi su motociklu nei su Kregždė? Nes tu dabar taigi ir biker boys. Kodėl? Po motociklą mašiną nebevažiuoja ir šiaip nebeįdomu važiuoti. Nebėra kur nuvažiuoti. Važiuoti kažkur, bet kur, nesvarbu. Renginys, pasivažinėti, tiesiog vargina jau, galbūt nuošiau, gal jau metai daro savo. Ir šiaip yra, labai kieta.
Ir tarkim, kai tu ją vairuoji, tu negali būti nesusikoncentravęs į kelią. Nes tiknus įsukį, kažkas užkalbina, dar kažkas šulinys ir ta prasme kala taip, kad tau barška dantį. Tai tik šiandien mačiau. Ką tu matai? Šiandien mačiau tą Reelsas buvo. Tipo, kodėl su motociklu yra geriau važiuoti negu su automobiliu, nes tipo susikoncentruoji pilnai į tą ir tada pailsi ir smegenis ir... turiu menį, minčių nėra. Bet čia irgi ta prasme, kai tu vairuoji, tu esi susikoncentravęs į vairavimą. Tarkim, su motociklu irgi tas pats, tarkim, bet tu išėjai... Čia mašina, kai sėdi, dar gali žinai kur. Tai jo, tai tas tai... Bet su motos taip, tai ne. Yra buvę. Yra buvę. Ta, žinai, traukęs. Ta daug sako, žinai, mientai. Policijos pareigūnai. Atsiprašau. Greitai einam, gražiausi letnykai tinkant C36. Gražiausi tinkant. Vienus. Vienus. Tai čia tinkančius. Ratus. Gerai, mano favoritai Hardge Type C. Ir aš jeigu jos nupirksi, čia bus 100% mano išpildyta mašina. Sakyčiau, tada tikrai galėčiau teikti, kad projektas yra finish visiškai. Kokioje šalyje best ieškoti tvarkingos 2,5 kregždės, 7K biudžetas, plus 3K tvarkymui, ko labiau stok? Kur ieškoti? Vokietija jaučiu, ne? Amerika, skaičiu, Amerika, MK parpūst, tą pačią su SP2 ir jeigu išeina, dabar nežinau, kokios kainos yra, tai... Aš manau, kad jau yra ir tenais pakilusios. Tai faktas, tai aš sakyčiau, Amerikoną pirkti ir nesukti savo smegenų. Kada dropas? Klausimas. Jau taip nepavažiuoju niekur. Ar žaliuzių gamintojai atims duoną žmonėms, kurie tamsina stiklus? Jeigu tu kregždį vairuoji, tai tikrai taip. Apšnekėjom. Koks jausmas turėti tokios mašinos sėdynės, kurios brangesnės nei Daily Caras? Čia Daily Carą įmant jau ne tavo, o apskritai žmonių. Pakarto klausimą. Koks jausmas sėdėti ant sėdėnių, kurios yra brangesnės už kai kurių žmonių Daily Carus? Nėra pats patogiausias. O čia yra nuoširdus atsakymas. Aš daug, kas manęs yra klausę, kas yra patogu, čia tipo fancy ten ir taip toliau, bet nėra jos patogios. Bet tarkim, pavyzdžiui, važiavam į Panevėžį 23 metais į Febį su draugu, tai grįžę, ta prasme, realiai pirmyn atgal, 6 valandos kelionės ir net tik po to prisiminė, kad, tipo, kodėl man subinėtas skauda. Tai, sakykime, nėra pačias patogiausia, bet jos nevargina. Reito karkesto dalyvis klausė, kodėl kregždės neplauni. Nes nevažiuoju. Namuose neturiu plovyklos. Čia užkadrė žmogus klausė, tu patekai į Febę, ne? Panevėžį? Taip. Važiuosi čia šį šeštadienį, ne? Ar jeigu nelis, ne? Ką? Jeigu nelis važiuosi. Jeigu nelis važiuosi, ne? Jeigu nelis stengsiuosi važiuoti, nežinau kaip išeis, bet... O ko tikės? Švebė? Bet tu buvai, ne? O ką ten tikėtis? Tu buvai ir Panevėžį buvai? Panevėžį ir Klaipėdą. Aš nemanau, kad kažkas bus kitokio. Gal bus naujų kokių mašinų? Aš tikiuosi, kad bus į ką pažiūrėti, kažkur gal idėjų. Tau motyvacijos. Motyvacija. Ten ne garažas, kad ten ateini varstas su pjauni su turbinkė, žinai. Gerai, dabar bonus, trumpi, greiti klausimai. Tiek mažai klausimų? Buvo daugiau ten Instagram'e, bet kartojo su Facebook'o, tai žinai, klausti neapsimokė. Davai, mažai. Driftas ir stensas? Stensas. Dizelis ar benzas? Benzas. Gauti svajonių automobilį už dyką, bet negalima jo modifikuoti ar pats surinkti projektą nuo nulio? Nesakyk pakartoti, nes labai tinkiu skaityti antrą. Ar gauti ar surinkti, ne? Jo, ar gauti
svajonių automobilį, bet negali. Tipo stoką gauti. Jo, negali jo modifikuoti iš vis. Stoką, imčiau. Stoką? Jo. Nu, čia. Nes jau aš jau... Turėti automobilį, kuris atrodo tobulai, bet netraukia, ar baisu, bet labai greit. Na, aš kadangi nesu greičio fanatas, tai sakyčiau gražų ir lėtą. Švarus OM ar full custom? Švarus. Mechaninė dėžė ar automatas? Mechanas. Kol kas. Kol kas. Kol kojas. Kai pasensi, pirks Mersą. Mašina, kurios niekas nesupranta, bet tu dievini, ar populiari, bet ne tavo stiliaus? Tokią mašiną, kurios kiti nesupranta, kodėl tipo... Mašina, kurios niekas nesupranta, tipo, kodėl tu tokia ją pasidarei, bet tau jinai iki širdies gilumų yra ahujena? Ar populiari visiems, kur visi giria tau tą automobilį, bet tu toks, nu čia ne mano? Faktas, kad, ta prasme, savo patinkančią mašiną vairuoja. Trekdėjus ar road tripas? Road tripas. Plauti auto rankomis ar laukti lietaus? Laukti lietaus. Bet mašina pastogo. Tavo visada. Švarus salonas ar švarus ratai? Nu, salonas, gal sakyk salonas. Bet sakysim, pasaro, aš čia atsakiau už tai. Galima nebijau nesirinkti. Gerai. Garažas su vienu tobulu auto ar garažas su keliais įdomiais, bet nepilnai baigtais projektais? Su keliais. Toliau būti automanu ar pradėti gyvenimą be šio hobio ir visų prisiminimų, kuriuos jis davė? Stupid question. Tai aišku, būti automanu. Gali dabar man užduoti klausimus. Aš dar kartą pasakysiu, su manim nieks nesitarė, kad klaus manęs klausimą. Nes mano klausimai baigęs, aš tik turėsiu ant pabaigos, kad palinkėjimą pasakyti. Supratau. Nu gerai, tada aš pasiruošęs visų klausimus. Gal ne aš čia, kiti paklausiu. Ne, tu pats prisirašai. Na jo. Gerai. Kodėl tu duhas? Bus pirmas klausimas. Kodėl tu Evaldis? Aš irgi Evaldis. Gerai, pirmas klausimas, kada bumeris? Aš jau nebesakysiu. Yra planų. Tai kada? Atsakyti, yra planų, čia nesiskait. Bazė galės komentaruose parašyti, kad jau šnekėjom apie... O tai, ta prasme, techą praėjai ir nevažiuoji? Techą praėjau, draudims yra, kurį moku, bet niekur nevažiuoju. Toliau klaus, reikia tempo, greičio. O tu kažkur skubė? Aš jau nebe. Aš bijau, kad atmintis baigsis čia su tavimi. Čia gal žiūrovom klausimas būtų ne tik mum. Vienas Evaldis mėgsta alų, kitas nebe. Ar žiūrovai atskirs, kuris yra kuris? Pakartok, nes jaučiu nesigirdi. Vienas Evaldas mėgsta alų, nealkoholinį, kitas nebe. Ar žiūrovai jūs atskirsit, kuris yra kuris? Parašykit komentaruose, kuris vis dar pliumpin. Tik tai klausimas, kurį Evaldį, kuris yra kuris? Evaldis vienas, Evaldis du. O gal Evuks ir Evaldis? Bombastik Evuks. Bombastik Evuks, davai. Gerai. Kai išvyksit kelionį, cenzūra sustos, ar kažkas trumpam perims jų rengimą? Ne, tai mes nebusim tiek ilgai išvažiavę, kad jas reiktų perimti, nes dabar bus... Bet čia idėja. Dabar bus penktadienį. Aš bijau, kad kažkam, kai perlysi, gali būti, kad nebebus iš vis. Penktadienį šį bus? Jo. Bičas nustebo, karočią. Tiesiog ne to žodžio prasme, ant kameros. Taip, tarsi pirmas kartas tu būtų. Nu jo, tu dažnai atvažiuoji, namuose buvau, kažko čia sturius keliu. Tu šiaip parduotuvę atvažiuoji. Ne, nebusim tiek ilgai išvažiavę, kad reikėtų kažkam perimti, bet bus dabar penktadienį
Ir tada bus spalio gale uždarimas. Aišku. Ar sakytum, kad trūksta kitų klubų, kurie atstovautų American ar GDM? Čia baigęs, ar tu pradėjai? Ne, po to sekant klausim. Ai, čia pirma dalis? Jo, pirma dalis. Ar trūksta klubų? Jo, Aš sakyčiau, kad labai. GDM klubs yra ir Amerikonų, aš žinau, kad čia burelis žmonių, kurie... O kaip tai American Spirit? Bet čia, ta prasme, toks... American Spirit, bet aš kiek suprantu, American Spirit, kiek Valutis turi laiko, tiek jisai padaro, bet pas jos dažniausiai atidarims ir uždarims, jie daugiau nieko ir kaip ir nedaro, apart to pagrindinio renginio, kur vyksta druskininkus, man atrodo dabar. O GDM galėtų dažniau daryti, nes ganėtinai smagu buvo, mes buvom čia šeštadienį prieitą, buvom nuvažiavę pažiūrėti. Ir kiek mašinų buvo? Kas? Kiek mašinų buvo? Kiek galėjo ten būti koks kem, nu bet žinai, ten įsimaišė ir mes ten su BMW, ten su Arviu ir panašiai, bet apie kem mašinų, bet buvo ir ta prasme ir Hebra visai smagi ten viską. Tai sakyčiau, kad galėtų, šiaip iš tikrųjų aš norėčiau, kad Klaipėdoje atsirasti ir Audi klubs, nes... Taigi būdavo? Būdavo, nes aš darydavau kažkada senai. Šitą atsakymą nesitikėjau. Nu čia į sekantį klausimą atsakei, kad ar norėtum, kad dažniau būtų GDM. Ar planuose yra pakalbinti amerikietiškų automobilių savininkus? Taip, šnekėjau, su Valučiu buvau šnekėjęs Durango. Sakė, jeigu atrastų laiko, būtų visai variantas. Šiaip iš tikrųjų norėčiau, jeigu turit kažkokį žmogų, kurį norėtumėt, kad aš pakalbinčiau, tai galit komentaruose parašyti. Nes aš iš tikrųjų nelabai iš tų amerikietiškų automobilių. Man visi... Kažką pažįsti, ta prasme, ar pažįsti kažką? Nu, kad nelabai pažįstu ir visi su amerikietiškais automobiliais dažniausiai pirikūpai su raudonais numeriais, tai žinai... Ir su Ford Mustangais. Jo, tai tu jų nelabai kažko pakalbinsi ten, tipo, daugiau. Ko žinau? Ko žinau, iš Amerikos kotlets parėjo, va, toks, čia žiūrėkit, nutraukydės. Bet dabar tokį surinkom ledovą tarpais. O tokį surinkom. Mustanga, ženklas toks. Man kyla, dabar šitą klausimą kyla dar vienas klausimas. Ir kada kviesi motociklininkus ir karkas? Tai tave kviesi su kava. Galėsi papasakoti iš kitos pusės. Tai man iškart gal reikėtų. Šiaip galėjai, aš šiaip žadėjau tau sakyti, bet... Aš galvoju, tinka pavaryti. Na, toliau. Toliau, kada daugiau bus Cinematics laidoje herojaus automobilio? Pakarto galą. Kada daugiau Cinematics laidos herojaus automobilio? Ai, Cinematics šoto? Kad bus tiesiog aprūvinta mašina. Turiu planų, bet tam reikia biški dar ir su kamerom, biški rimtesnių. Arba išmokti. Arba išmokti iki galo viską. Arba yra dar porą idėjų kitam sezonui pasidaryti dar biški kitaip. Tai nežinau. Dabar dar nesakysiu, nes dažniausiai, kai pasakau, neišeina, tai... Arba nukosė, ne idėja. Arba nukosė idėja, tai... Gerai, kad mano idėjas nieks nenukosė. Važiuojam toliau? Nu, davai, va. Davai, svajonių garažas, 5 automobiliai. Aš net negalvoju. Kračia, Etim 8. Nu, na. Longs. Trim 8 longas. 5-0. Kodėl ne V8? Dėl garso? Dėl garso aš manau, kad ir šiaip net ne garso... Kodėl ne 5-4? Kieks? 5-4 nebuvo. 7 tada. Kam tas 5-5? 5-5. 7-5. Visas modelis švarinu. Ne, aš manau, kad 7-5 longas su 12 ilgiausiai išlaikytų vertę. Clean, tu prasme, turiu omeny. Nekarūtė. Tada šiaip nesugalvojęs, aš iš tikrųjų klausiu žmonių, bet pats nesugalvojęs apie tą. Imčiau G99, tą naują pitaką. M5. M5 universalą.
Man iš fono reikia, kad Cooperį imčiau. Tai imčiau Cooperį, bet Johnny Cooper Works. Ne, tai mes atskirai paklausim tavo žmonos. Jis įsijūtė į laidas vedėją. Du Gerai, tegu ne. Du. Po to paklausim. Galvoju dabar. X7 imčiau. Ta pati naujausia su siaurom lempom, tom jau. Tada reikia kažką iš amerikonų, tai imčiau Corvette C6 jaučia. Arba C5, kur dar atsiverčiu tas. Imčiau tokį. Ir aišku, negaliu pamiršti, tai Porsche GT3 RS. Supratau. Nu, kažkaip labai naujoviškas tavo garažas. Tai tų laužų aš taip per gyvenimą prisivairau jau. Gerai, čia rašo top 10, tai tarkim top 3 Klaipėdoje automobiliai. Automobiliai? Ja. Nedraugų. Nedraugų? Tai man viskas. Nėra. Man bat. Mamos. Karočią, Monikas Cooper. Darau nedraugų. Tai saky nedraugų. Jokauju, čia nebuvo taip parašyta, aš sugalvojau. Ai, galiu iš draugų sakyti. Nu tai aišku, gali. Tai daugiau tu neturi pasirinkimų. Aš neturiu draugų. Sakyčiau... Tai va, tavo Kregžda, tavo Bumeris ir tavo šiandien pirmą. Ne, lavonai tam. Sakyčiau... Vis tiek sakyčiau Valterę, Ken 6. Tada. Aš nenoriu kažko pamiršti. Tai dabar užim keterį, aš galvoju. Salės pagalba. Rajon Skoda? Rajon Skoda visų. Nu, jo, visų skaityk. Aišku, čia ne iš Klaipėdos, bet pridėsiu prie to pačio. Tai ir Lygos, ir Ligučia, ir Mangė projektai tikrai verti dėmesio. Lyga, aišku, kaip visada toks pusiau skusts, pusiau lūps, bet vis tiek gerai atrodo. Tai tas, o iš Klaipėdos Valterio. Galėjai įspėti mane, būčiau pasiruošęs. Ką aš čia kalbinau dar iš tų žmonių? Tai šiandien nebuvau pasiruošęs. Tu tai viskam pasiruošęs. Tai aš gimiau pasiruošęs. Pabaigos jau nieks nebežiūrės, nes čia ilgai užtėpė. Tai kad tu čia tempi gumą čia, mailai. Tai palauk, tai aš mąstau, aš mąstantis žmogus. Kas man dar patinka? Monika, kas man dar patinka? Kas man patinka? Iš mašinų, ką aš esu sakęs? Tegu nedariu, nes E3 visas raudonas dabar bus. Dariu, nes E3. Šiaip aš galėčiau pasakyti, kad visų mano draugų mašinas yra. Nu ir Marčia 6 dėčiau. Su raudonu salonu. Su raudonu salonu. Ar tavo mėgstamiausias spalva raudona? Ne. Ne. Ja, jaučiu. Palikim taip, aš žinau, kad aš kai montuosiu, galvosiu, casils esi. Taigi tokių gerų mašinų yra. Tokių gerų mašinų yra. Šiaip yra daug, labai daug gerų projektų. Ta pati Rūtas Kregžda pasidarė gerai. Bragara, Bumeris gerai atrodo, iš tikrųjų, va, toks clean su ratais, su visko. Sidabriniškas. Jo, biški galą reiktų susileisti ir būtų ledas. Gytis norėčiau, kad ištrauktų tą universalą vėl. Jis dar turi? Vasiliauskas. Turi. Irme kompakt. Mačiau ten kažką ratus montuoji, žiūri kitus. Noriu sakyti, kokią įrangą užsienį. Okay. Sakau, daug yra tų mašinų. Nu gerai, užteks. Da, fotografai irgi savo tokį. Fotografas kiek reikia išvardinti? Nu, sakyk vieną. Perfect VB, NED ir daleiskim, užfiksavau. Nes užfiksavau vien dėl to, kad eksperimentuoju, aš matau, kad tam panikės stengiasi kažką padaryti įdomiai. Man patiko jos pišnys ant jos kožos. Ja. Kai man pasakė, kad žuvo ten spausdinta, kai pasakė, kad ten yra rankų darba,
Buvo tikrai bal. Huienai. Nu, toliau. Liuks. Svajonių automobilis. Tu ko tikėjai, apie mergas, kad klausi? Svajonių moteris. Svajonių automobilis. Aš kaip Mini Cooperis. automatas, aš daug jų turiu. Nu gerai, Bet pats jeigu pačiausias. reikėtų, jeigu, pavyzdžiui, manęs paklaustų, daleiskim kažkas, paklaustų, jeigu vieną automobilį dabar reiktų įsirinkti ir važiuoti iki gyvenimo galo, jaučiu, sakyčiau, G99. Pitakas. Universalus. Modas, kurio nemėgst labiausiai, kuris yra daromas. Pops and banks per daug. Kur yra ryškiai per daug. Arba tiesiog lėvas išmetimas. Nu, arba. Aš nežinau, aš gal sakau vien dėl to, kad renginiuose užkilsta kartais, kai per stipriai hebra varo. Supratau. Papasakok galbūt, tikiuosi trumpai, savo turimų automobilių atsiradimo istoriją. Istorija atsiradimą, tai Davai, boomeris. Visi pirkti, Dar jeigu šis mokėta pinigus. visi nėra vogti, tas jau yra gerai. Tai mašinų yra 4, yra boomeris, kurį ilgiausiai turiu, jau skaityk 10 metų, tai pirkau Kazlų Rūdoj, važiuojant. Kaip atsirado, kai radai skelbimuose? Ja, ieškojau boomerio, pardaviau Škodą, turėjau Octaviją 2001 metų, ganėtinai ilgai prasivažinėjau. Čia dar iš senų automanų gal kažkas atsimins, su auksiniais ratais buvo žalia. Nu, įdėsiu fotkę, aš turiu. Tai įdėsiu fotkę, tai tą pardaviau ir ieškojau boomerio, labai norėjau boomerio, labai norėjau V8 ir labai norėjau 4x4. Spėk, kuris iš tų važiantų nepaėjo. Ne, nepaėjo. Visi. Visi. Ir su boomeriu nepaėjo. Boomeris yra, V8 yra, bet yra 3,5. Tai Irgi gerai. tas atsilikėlis brolis, bet, žodžiu, garsas atperk viską. Tai tą labai nenoriu įsiplėsti, bet ten ir Kazlų Rūdoje istorija buvo, važiavome su draugėliu, ten ryte kėlėmės anksčiausiai, kad nuvažiuoti, žodžiu, tą boomerį, važiuojant į Kazlų Rūdą, tą boomerį pamatėm šalikeliai stovint ir čiuvelis po apačią palindęs kažką žiūri. Ir aš važiuoju, žiūriu į skelbimą ir žiūriu į tą boomerį kelkraštį stovint ir žiūriu, kad ten tas boomeris, kur aš važiuoju pirkti. Ir aplink jį daug žmonių, viską, aš galvoju, nu jo, atvažiavom į Kazlų Rūdą. Tai paskui sakė, ten bičelis tiesiog kažką žiūrėjo, ten tipo paleidinėjo žmonės, ten, nu žodžiu, jie buvo išvažiavę į kelionę su to boomeriu ir grįžo. Paskui jau kai nupirkau, tas čiuvelis rinkosi daiktus ir jis, žinai, suvalkiečiai ten, tai visas gal, žinai. Ir vandens bombaliuks buvo, žinai. 60 centų. Ir sakau, tai pasimk ir vandenį, žinai. Jis į mane toks atsisuko, sako, suvalkietis, bet ne ant tiek. Tai tokia istorija, grįždams aš ten kaifavau, ahuienai, ten stokinę važiuoklę, boomerę, ten aš vos neužmigau, čia kaip minkštai pravažiavau. Tada grįžęs, atsimenu, pravežiau mamą, jinai sakė, tu užsimuši. Grįžai į kaimą čia? Ne, į Akmenę grįžau tuo momentu. Tai sakė, užsimuši, bet dar neužsimušau. Paskui, kad šiam pirms tiesiog iškrito pigiai, tai... O tu nesakai, kad jie kaip pirkūpint norėjai? Nu, tipo, jis buvo pirkti pardavimui, bet kadangi yra ganėtinai neblogos komplektacijos, tai nusprendžiau pasilikti. Tai jis dabar jau čia ilgai yra jau aukštesnė forma su visais lygiais. Jau užsiregistravai ant savęs? Ką? Užsiregistravai ant savęs? Tai aišku, nes 2 kartus pagavo, 3 kartą būtų pagavo, būtų teisės atėmė. Tai, žodžiu, su šiam pirmu ten tiek tos istorijos tėra. Mini Cooperį pirkau Monikai dovanų jubiliejaus progą, svajonių automobilį, bet kažkaip aš važinėjau su juo dabar daugiau, nes kažkas... Įdomu, kodėl? Kažkas dar teisių bando išvengti. Ką žinau, mašinai, bet teisių važiuoju.
O krekždė, tai Šarka neduos sumeluoti. Mes Pasakys, parašys istoriją visą komentaras. Mes tą krekždę nupirkom kaime kažkur ten prie Kryžkalnį, kažkokiuose kaimuose, bet čia prieš kokius jau dabar 6, gal 7 metai atgal. Gal. Nupirkom tą krekždę, Šarka pasivažinėjo čia Lietuvoje, kokius gal daug dėjo metus. Tu irgi turėtum žinoti, metai gal praėjo, jaučiu net metų nebuvo, kiek jis pasivažinėjo. Man atrodo, sezoną pavažinėjo. Jo, vasarą pavažinėjo ir kažkaip jie išvažiavo į Angliją ir tą krekždę pasiliko Vidmantuose. Man atrodo, jo, iš pradžių. Jo, Vidmantuose paliko. Pas Monikos mamą, tai aš jam praėjo gal porą metų, jinai ten stovėjo. Sakau, davai parduok man, žinai. Ne, aš čia grįšiu, aš čia darysiu, čia projektą, čia viską, čia bus, čia vos ne eik, žinai, šalin nuo manęs. Tai dar praėjo kažkiek laiko, aš vėl jau užklausiau. Ir jisai sako, ne, aš čia jau planuoju grįžti, nes jis iš tos Anglijos ten planavo grįžti kiekvienais metais. Kiekvienais metais. Tai žodžiu, ir vieną vakarą sėdžiu. Ir Šarka rašo, nori dar krekždę pirkti? Bet tu pats parašė. Aš nerašiau. Nu, sakau, pats parašė. Pats parašė. Ką žinau, sakau, pašnekėkim dėl kainos, tipo, ir žinai, kažką. Tai taip ir nupirkau. Monikai nesakiau, aišku. Ne, nuvažiavom apžiūrėti su Monika. Su Monika Irmi, dar Džiuks, man atrodo, buvo. Nuvažiavom apžiūrėti. Nu, jinai jau ten tokia pastovėjus buvo gerai. Ir dabar yra... Kas, Monika? Krekždė. BMW automobilis buvo pastovėjęs. Prarūgęs toks. Ir karočią, ten jau buvo Monikos brolis iš tos krekždės smėlio dėžę pasidaręs, ten viduje jau žaidė su mašinytėm. Mašinytėj, karočią. Tai žodžiu, nupirkau ir tada tik tai pasakiau Monikai, kad nupirkau po kažkiek laiko. Tai važiavo, tipo, šiaip apžiūrėti, tipo, kaip laikas? Mes važiavom apžiūrėti ir pažiūrėti, ar yra įmanoma ją parsivaryti be tralą. Tipo, žinai. Bet važiavom vis tiek po to su Irmi, su Gyčio tralu parsivaryti ją, parsivežti. Tai ir viskas, daugiau tų istorijų kaip ir... Aš čia taip, aišku, trumpai, bet ir taip jaučiu jau ten, kiek procentų kamera yra iš vis. Žadėjau dabar sakyti, kaip pėčiai. Nu, tai tu... Dar keletą klausimų yra. Koks buvo tavo pirmas automobilis? Ne, pirmas automobilis buvo Audi 80. Semi. Aš tau trumpai papasakosiu, kol neįsikroju. Jeigu ką, tu jau man sakyk. Ką paklausti apie Škodą? Škodos fanai, aš su jumis visada. Žalios Škodos per fanai. amžių samėm. O Audi, tai ieškojau krekždės, dar eidams į mokyklą. Ko aš nedariau? Dar eidams į mokyklą ieškojau. Į mokyklą ne, bet krekždės ieškojai. Tai žodžiu, ir turėjom tokį draugą šeimos, kuris vertės automobiliais, perikūpas, žinai. Ir sako, tėvuk skambina, sako, tipo, turi Audi, žinai, 80. Čia ta bulka, ne sena? Jo. Ne tą beškį, o tą dar senesnę. Nu, tą pačią originaliausią. Originaliausią, su šlanginiam dujom 1.8. Tai žodžiu, sakau, jeigu raudonant, sakau, net nevažiuojam, sakau. Nu, tikrai nesakau. Nes krekždės tuo momentu kaip ir kainavo, bet, nu, tipo, galėjai paimti irgi panašiam. Čia kurie metai buvo? Čia buvo... 2012 kokie? Jo, kažkas 2012. Tai, sako, juoda. Su visais 4 elektriniais langais, elektrinių stoglangių. Lietnykai? Nu, lenktnykų nebuvo, buvo kaupokai ten kokie. Tie standartiniai. Jo, tie senukų, tie buvo su daug stipinų. Aš galvoju, originalus Audi tie. Fotkės jaučiu neberasi, bet, nu, žodžiu, tai juoda bulka buvo pirma. Ir aš čia atvažiavęs į Klaipėdą mokytis su ją.
pradėjau su Raimiu ir dar porą darėm prie Elektromarką, būdavo Audi Mytai. Tai va tokia istorija. Supratau. Emilis jau mėgt, antiek liūdna. Kodėl aš šiam pirmas? Taip sukrito, bet šiaip man pats kaip automobilis, aš suprantu, kodėl daug kas nemėgsti jų, bet man pats kaip automobilis šiaip labai geras. Mes važiavom praeitais metais į Austriją, pas mane yra pilnas komfortas, tas pripučiams su skuotam. Tai be masažo aišku, bet, ta prasme, vartos ir panašiai. Tai kelionėm tokiom kaip... Tik tiek, kad jį reikia prižiūrėti. Jeigu tu nori neturėti problemų didelių, tai tu turi žiūrėti, jeigu kažkas pradėjo bildėti, turi iškart žiūrėti. Čia manau su kiekviena mašina. Jo, bet jos ganėtinai lepnės ant to dalyko. Supratau. Ir kur M-pakas? M-pako nebus. Kodėl? Aš manau, kad M-pakas yra overrated. Ne, tiesiog aš biškai mėgstu kitaip daryti dalykus dažniausiai. Jau vieni boomerį pažiūrėjus gali suprasti, kad aš mėgstu kitaip dalykus. Ir tavo šiam pirmą lyverį, ne? Šiam pirmą lyveris, tai man, žinai, su Šarka atsėdom prie kompo, kaip nusipiešėm. Turėjom viziją tokią, žinai, bet taškiukus sujungiam ir gavos lyveris. Taškiukus sujungiam. Gerai. 3 klausimai liko, tai koks tavo manimu, tavo asmeniškai darytas renginys tavo buvo geriausias? Būtent tavo. Būtent mano renginys, ne? Aš pasakyčiau, Betvarkės visas serijas iki 10. Man asmeniškai buvo... Aš tai kitaip sakyčiau. Kas, kad 10 buvo geriausias? Ne, aš apie Betvarkišus neskaitau, kad čia labai geras renginys. Ne, aš turiu omeny pačiam... Čia tiesiog didelis kiekis buvo. Kaip sakoma, o jeigu ne kiekybė, o kokybė? Žiūrint, ne, tie būtų, bet aš čia žiūriu dar iš pačios klaidos, žinai, iš žmonių pritraukimo kiekio, žinai. O taip, tai būtų Černobylis Drift Session, kur dariau Šilutį. Buvo ir Dominiko Hauserio vidosiks, dar yra YouTube'ai pas mumis, galite pažiūrėti, kad čia susukts kosminis video ir driftą trenkė tenais buvo, tai tas. Dar buvo PMDT tie privatus, buvo ganėtinai geri, buvo tas vienas labai geras, kur buvo Šventoje daug žmonių. Atvažiavom į Šventąją, sustojom ten ant apsisukimo pagrindiniai gatvėje ir ten žmonės ėjo, fotkinas buvo. Tas buvo labai įsimintins renginys. Buvo daug tokių, buvo paskui už Plungės, man atrodo, ar prieš Plungę yra. Prie Karčiamos yra tas pakilimo tekstas. Tu atsimeni, bet buvo įgirts, nežinau, galbūt, kad neatsimeni. Ten buvo irgi vienas toks gerų. O šiaip, nežinau, čia žinai, kiekviena, aš manau, kad ir į dabartinius renginius, kur atvažiuoja ar tą patį blacklistą, ar cenzūrą, kiekvienas žmogus įsineš savo experience. Pagreitink, nes 4% liko. Koks kitų organizuotas renginys tau buvo geriausias? Įsimintiniausias? Bliamba, čia tokius sunkius. Bet čia Klaipėdai? Ultraisas, kuriame dalyvavau, ne? Net negalėčiau pasakyti iš tikrųjų. Febis buvo, bet aš tikėjausi daugiau iš Febį. Iš tikrųjų, bet, pats experiences geras. Sims pakuria tų renginių. Rusnė patiko man iš tikrųjų. Vienais metais važiavau, dar rėmiau reklamą tą renginį. Simo čia kaip buvo? Ten ne Simas daro, ten bet Simas reklamuoja ir būna, tai tas patiko. Aišku, oras ne kažką buvo. Klaus kitą klausimą, nes negaliu atsakyti. Nuo ko prasidėjo BMW renginiai? Ar... Oi, bliama, čia tai 3% liko.
Davai paspaus pauzę, atsakysim pakrojo biškį. Nežinau, kas žiūrės čia iki pačio galo. Pasikrojom biškį kamerą. Spauskit laiką, iki galo žiūri. Jo, spauskit laiką, kas iki galo žiūri, tai jeigu nebus laiko, suprasit, kad nežiūri. Subscribe varpą, bet ne varpelį. Nes šits kestas bus ilgiausias istorijai, tai koks klausimas buvo? Nuo ko prasidėjo BMW renginių era? Aš trumpai gal prabėgsiu pro istoriją, nes dar bus epizodas, kur Monika manęs kalbina, tai ten labiau užsiplėsiu. Bet turėjom klubą tokį, tuo momentu ganėtinai gerą, bet paskui labai liūdnai nugarsėjusi, tai Rebels Crew. Buvau tos komandos dalim, tai darėm ten renginius, paskui gavosi taip, kad užsidarė ta Šaraškino kontora. Tai žodžiu... Atidarė kitas Šaraškino kontorą. Ir kažkaip sėdėjau namuose, galvoju, palauksiu kokius 3 mėnesius, kas nors pradės daryti tos renginius, prisijungsiu prie kažko, žinai, ir darysim toliau, žinai. Ir ėjo laikas ir, žodžiu, nieko nedaro, žinai. Tokia tyla. Buvo tuo momentu atsiradęs Klaipėdos E39 klubas su vėliavėlėm, tom jau kur buvo ten su viskom, žinai. Ten pradėjo tie kažkokį judesį. Čia Vaidas, man atrodo, ne? Jo, man atrodo. Taip tie pradėjo kažkokį judesį jau daryti ten kažką, bet taip, kad bendrai kažkas darytų, žinai, nebuvo vis tiek. Ir laukiau. Ir vat Vazė Linas, tai su juo kažkaip kalbėjom. Ir aš sakau, blemba, aš čia turiu tokią idėją, sakau, daryti visiems bendrai, žinai, sakau, ir tos bendrus mytus ir taip toliau, žinai. Ir jis sako, tai daryk, sako, ko, ne, žinai. Nu, ir tada, sakau, aš turiu ir pavadinimą sugalvojęs, viską, žinai. Nu, ir tipo, sakau, bus Klaipėdos BMW renginiai, žinai. Nu, ir pasileidom, startavau. Tuo momentu buvo daugiau komandos, bet dabar jeigu... Nu, tuo momentu atrodo, kad reikia labai daug žmonių, bet šiaip iš tikrųjų nereikia daug žmonių tam. Jeigu daug maž visus ten maketavimą, karočią moki pats, tai realiai gali apsisukti su 1-2 žmonėm ir su draugais, kurie padeda, žinai, pačiam renginiai ten ar pažiūrėti kažką, ar ten koloną pavesti ir panašiai. Tai tokia ir istorija. Supratau, klausimų nebeturiu. Jis daugiau klausimų nebeturi. Aš dėl to krojau kamerą. Tai, Evaldi, dar palinkėk žmonėm, nes pasilikau pabaigai palinkėjimus. Tai ką palinkėtum jaunam automanui, kuris dabar žada startuoti ir žiūri šitą 2 valandų ilgio karkestą. Ir sulaukia šios akimirkos, kai misteris Bombastiks jam palinkės. Ko, būt savim. Sveikatos, pažymių gerai. Su dviračiu 5 klasikinį važinėsiu. Siekti savo tikslų, būti užsibrėžusiam, nekreipti tai, ką sako tau kiti žmonės, kad tau tu čia nemoki, tu čia nepadarysi ir tau neišeis ir taip toliau. Nes aš per šitą visą perėjau ir pasiekiau tai, ką aš norėjau, taip kaip aš norėjau. Tai būk savim, siek savo tikslų ir viskas bus all right. Va tokiu gražiu palinkėjimu ir baigsim šitą ilgą karkestą. Tikiu, žiūrit ir palaikinsit, pašėrinsit ir pasidalinsit su draugais 2 Evaldžių istoriją, kuri užsitęsė 2 valandas. Iki kitų karkestų. Viso.